Šiandien 2010 vasario 20 dieną mes svečiuojamės pas didžiai gerbiamą, mylimą Vidunietę Rerichietę Kaune pas Danutę Stukaitę, su kuria likimas leido mums susitikti tam tikriausiai, kad pakeisti požiūrį į Vidūną, į Rerichą Lietuvoje ir sužinoti, kas vis tik yra balandžio 15 kultūros diena. Nes tai yra žmogus, Danutė Stukaitė, kuri buvo pažįstama artimai, netgi giminiškais ryšiais su pirmaisiais rerichiečiais, kurių pirmoji draugija įsikūrė Kaune. Galbūt pati ir mums papasakos, kaip prasidėjo jos kelias į Rerichą ir Vidūną. Į Kauną atvykau iš Kupiškio rajono 1941 metais. Tėvelių paraginta važiavau mokytis. Kaune gyveno mamos sesuo Liuda su vyru Jonu, kurie buvo pirmieji Rericho draugijos nariai, organizatoriai. Rerichiečiai skatino vaikus mokytis. Tuo metu jau mūsų ūkininkai buvo gana pažangus ir jie suprato, kad jaunimui reikia mokslo. Be to, 41 metai prasidėjo karas, prasidėjo neramumai ir man patarė, kad geriau važiuoti į miestą mokytis. Čia nežinia, kas bus kaime. Dėl to, kad ūkininkus siaubė ir vieni, ir kiti okupantai, ir gero gyvenimo čia nenusimatė. Ir jūs atvažiavote iš Kauno pas savo tetą gyventi. Pas savo tetą. Liudą Glemžienę, kuri jau tada draugija buvo Kaune, taip? Tada jau buvo. Draugija įsikūrė 35 metais. 35 metai iš viso įdomus to, kad pasaulinis Rericho pakto pripažinimas tą dieną, rugpjūčio balandžio 15 dieną, ir Roosevelto kabinete Niujorke buvo pasirašytas Rericho paktas. O nuo to laiko ir prasidėjo kūrimasis draugijų kai kuriuose kraštuose. Draugija įkurta Kaune. Čia pat pasirašytas ir memorandumas apie taikos paktą, kurį pasirašė, aš mačiau, kiek 66 kultūros, meno, mokslo veikėjai. O ar iš tų žmonių, kurie pasirašė, jūs tikriausiai buvot ne tik su Glemžom pažįstama, buvo daugiau žmonių iš tų pasirašiusių, kuriuos jūs pažinojot, susitikdavot, sakykime, Kaune, tiesiog žinojot juos? Buvo dėdė, su dėdėmis eidavo į susirinkimus. Dėdė Jonas Glemža, taip? Dėdė Jonas Glemža. Su juo mes būdavom ir susirinkimuose, ir taip šiaip pasitarimuose. Ir aš nemažai pradėjau skaityti, mažai literatūros, kurios tais klausimais buvo
Literatūrą buvo galima laisvai nusipirkti, ar jinai taip eidavo tokiais aplinkiniais keliais, ar buvo galima knygyne ją nusipirkti, ar tai tiesiog kaip per rankas, per draugus? Iki sovietų okupacijos tos knygos buvo ir knygynuose. Su Erichais buvo susirašinėjama, jie pasiūlydavo ir literatūros atsiųsdavo, bet tai buvo tik iki karo pabaigos. O sovietinės okupacijos metu iškart buvo uždaryta draugija. Ir sustabdyta jos veikla. Prasidėjo persekiojimas. Ir aš pamenu, kartą einu Vaistinės gatve Žaliakalny, ten, kur gyveno Steponas Stulginskis. Jis buvo architektūros fakulteto dekanas, bet jis turėjo didelį butą labai gražioj vietoj ir patį didįjį savo kambarį, patį geriausią, užleido enciklopedijų redakcijai, o kas antrą savaitę vakarais rinkdavosi Rericho draugija. Ir einančią į tą susirinkimą vieną kartą aš jutau, kad kažkas už manęs eina. Mes buvome įspėti, kad būkit atsargus, gali būti sekimo ir reikia tada nusukti kitą gatvę, kad išsigelbėti. Taip vyko keletą metų. Bet vis tiek nenutrūko tie susitikimai, vis tiek jūs eidavot. Nenutrūko. Dėl to, kad ten būdavo tokia dvasinė atgaiva. Ten kalbėdavo apie idealus, ten dalindavosi žmonės savo patyrimu, aptardavo gyvenimo aktualijas ir nuolatos būdavo primenama, kad vis dėlto mes esam dvasinės kilmės darai. Žmonės. Ir kad dvasia, dvasios reikalai, jeigu jų gražiai laikomasi, jie padeda, žmonės išveda iš sunkiausių kartais situacijų. Taip, kad būdavo vieni kitų padrasinami. Ir kad nustot lankytis, niekas net nepriminė. O kiek žmonių susirinkdavo į tą jūsų tokį susirinkimą? Sakyčiau, dešimtimis. Tai nebuvo masinis koks renginys, surinkusi labai daug žmonių. Tai buvo toks labai uždaras ir slaptas, be to. Bet 48 metais prasidėjo sunkus persekiojimas. Ir Rygoj vyko pirmieji areštai. O kada jau vyko areštai, atvažiavo čia pranešė mums. Įspėjo. Tai įspėjo. Bet erechiečiai labai neišsigando kaip tai, bet sakė, kad čia yra laikinas reiškinys ir kad reikia laikytis. Tie žmonės, kur rinkosi, jie vis tiek daugiau buvo tokių kultūrinių profesijų, meno žmonės, mokslo. Išsilavinę daugiau. Taip. Tarabildos, Bundų šeima. Čia Tarabildinės paveikslas yra šitas.
Galaunė buvo muziejininkas ir toks žymus ir labai pridarantis religijų judėjimui. Nes tai buvo taikos paktas. Kurį pasirašė Amerikos, beveik visos valstijos Amerikoje. Tik tai to pakto pasirašymas sustojo Pabaltijo šalyse. Buvo ruošiamasi, užtat ir Rerichas rašo, Klimas galėtų pajudinti savo šalį. Tuo laiku jie buvo Paryžiuje visi. Ir čia visi aktyvieji politikai buvo pasišalinę į užsienį. Paryžių. Ir ten, žinoma, tuo laiku Rerichas buvo ir vis sakė, ten kalbėjo, kad Klimas galėtų pajudinti, bet Klimas atsirado Lietuvoje jau po karo. Ir iš karto į tremtį papuolė. Ir iš karto į ištarimą buvo visa, kas priklauso Lietuvai. Ir paskui gyveno Kaune. Tai jums gal teko su juo bendrauti, susitikti? Būtų galėjimų, būčiau žinojus, būtų galėję tekti, nes su mano giminėm jis bendravo. Tardavos, jis labai sakydavo, pilnas buvo optimizmo, sakydavo, kad viskas turėtų baigtis gerai. Net po tremčių jisai neprarado jokios? Neprarado. Tik tai, kad jau buvo labai silpnos sveikatos ir netrukus mirė. O su Steponu Stulginskiu tai jūs jau artimai buvot ir tikriausiai tarybiniais laikais bendravo? Taip, rengdavomės pas jį. Jis visus labdavo, priimdavo visus pas jo namuose. O kada jisai į Vilnių persikėlė Stulginskius? Kai grįžo iš tremties, čia pabuvo kiek tai Kaune. Jis sakydavo, jeigu aš galėčiau, tik tai aš pasimčiau šitas 14 knygų ir gali keliauti. Daugiau nieko nereikia. Tik tai šitos 14 knygų. O tai jūs sakėt, kad tarybiniais laikais buvo kaip irgi draudžiamas tas judėjimas, bet jūs vis tiek visi susitikdavot, kas jau buvot gyvi? Tarybiniais laikais iš viso uždrausta draugija buvo. Tai buvo kaip tokios. Bet jūs vis tiek susitikdavot, bendraudavot, tie patys žmonės visi? Tai mažesniais gal būreliais, mažesniais, tada jau pasiskirstė kažkaip, buvo ir moteris atskirai susirinkdavo. Taip. Taip, nebuvo gal taip plačiai, ir aišku, kad nebuvo. Nebuvo, nes ne tas metas. Tai su Steponu Stulginskiu po tremties jūsų bendravimas nenutrūko, jūs susitikot ir vėl pradėjot bendrauti. Tai visi tikdavom. Jau jie gyveno Vilniuje, aš dar dirbau rajone Žemaliomrovai. Kai nuvažiuodavau į Vilnių, visą užbėgdavau, užsukdavau. Šiek tiek kaip. Šiaip tokios artimo bendravimo gal nebuvo. Jie pradėjo su Irena veiklą tokią gana uždarą, dėl kad jie patys kenčia dėl šito. Bet keisti nieko nekeičia. Tai va toks tas bendraujam tiek, kiek reikia, bet tai nėra pakankama. Tai taip galima taip suprasti, kad gyvoji etika arba Vydūno mokslas, tai ne kiekvienam vis dėlto yra. Žinoma, ne. Ir tarp kitko, ir yra labai neaiškių vietų gyvoje etikai. Nei su kokiom mokslo žiniom negali susiderinti. Yra tokių vietų. Tai kas studijuoja giliau, tai
tai galima gal ieškoti kitose atsakymų. Bet didelė dalis tai yra sunkiai įsisavinama. Bet sakoma, 14 knygų paliko dalykai. Ir jeigu tiek, kiek yra tokių aiškių vietų, tokių gražių, tokių tinkamų visiems, kad jeigu šitą įsisavinus ir pritaikius, tai gyvenimas keistųsi greitai.